Sakykit, prašau, į tokį klausimą. Dėl to skandalo, kuris kilo ir tai siejama ir su jūsų partija, kai buvo paviešinti Seimo pirmininkės Irenos Degutienės įrašai. Ar jūs žinojot apie tai, kad tokie įrašai egzistuoja? Nes po to ten tarp jūsų ir to paviešinusio Audriaus Nako kilo toks, konkrečiai su jumis buvo konfliktas, aš taip suprantu. Ne, tai konfliktas, aš esu profesionalus teatro kritikas, o su aktoriais yra visokių santykių, ypač su nevykusiais. Tačiau šiuo atveju mes tikrai nežinojom apie šitą įrašą, tik tai buvom skaitę prieš 2 savaitės fragmentus toje svetainėje ir čia, aišku, buvo staigmena, kad buvo išmesti būtent lemiamą savaitę, likus paskutinę savaitę, čia, aišku, buvo rinkiminis triukas padarytas be štabo žinios ir be partijos vadovybės žinios. Todėl čia mes manome, kad čia buvo nukreipta prieš drąsos kelią. Bet žiūrėkit, jie tam puslapyje ekspertai EU, užuominos tokios, kad įrašas yra, egzistuoja, pasirodė dar prieš pasirodant pačiam įrašui. Tai jūs kaip ir buvo visi įspėti, kad yra tokie dalykai. Bet jūs, lyg ir nebandėt to kažkaip užkardyti, nesustabdėt to proceso ir pasakėt tik tai po to, kai pasirodė įrašai. Mes to neturim nei teisės, nei galimybių, kadangi mes nesam tos svetainės leidėjai. Bet tai yra jūsų partijos narys. Tai jis yra be abejo narys, bet jis yra laisvas žmogus ir ten visi laisvi yra ir iš tikrųjų net mus nelabai domino. Bet tačiau, kai šitą parodė, šitą tikrai, aš manau, tai buvo nesusiję nei su žurnalistika, nes tai iš tikrųjų yra ryškus žurnalistų etikos kodekso pažeidimas, nes juk įrašai daromi yra viešai, jeigu tu esi žurnalistas, nesi koks nors provokatorius arba agentas. O čia buvo padaryta slapta ir buvo išmesta, tai buvo grina provokacija, aš manau, kad tai buvo labai panašu į šantažą. Bet ar jūs nemanot, kad dabar, kai mes matom tokius antrojo turo rezultatus, kad tai pasitarnavo prieš iš tiesų jūsų partiją, ką jūs ir užsiminėt? Taip, aš. Tai jūs manot, kad jūsų partijos narys Audrius Nakas buvo suinteresuotas, kad partijai būtų prasčiau? Aš taip galima tokia daryti. Nes jis jūs apkaltino, kad jūs visą laiką žlugdėt partiją jau pirmo turo metu. Tai čia žmogus, jam paprašiau yra lotiniai kalbėti, kaip atsiminęs, kaip tada. Taip sakant, aš taip suprantu, jūsų partijoje yra tokie nemaži nesusikalbėjimai? Ne, tai čia yra, jis partijoje dabar faktiškai nedalyvauja, jis yra ekspertai EU, vienas iš redaktorius, ten dirba žmogus ir iš ten valgo duoną ir viskas. O ar galima galvoti, kad jo likimas kažkaip partijoje bus sprendžiamas po tokio elgesio? Juoba, kad jūs sakot, kad tai pakenkė partijai. Aš tai nepriklausau partijos vadovybei, esu rinkimų štabo vadovas ir čia jau spręs partijos vadovybė ir čia manęs atvirai šnekant, tie dalykai nelabai domina.